Sveiki atvykę į pirmąją laidos Valanda su naujoku seriją. Mes esame laida, kuri kalba apie meną. Tačiau mes nesame kaip visos kitos mergaitės, kaip kitos laidos. Mes į viską žiūrime kiek kitų kampų. Todėl galime sakyti, kad mūsų šou tik intelektualams. Savo pirmąją laidą norėjome padaryti ypatingą, kad nebūtų nuobodu ir banalu. Ką naujo galime pasakyti apie meną? Nagrinėti tokias šakas kaip dailė, muzika, literatūra ir atrasti naujų dalykų būtų be galo sunku dėl gausybės informacijos apie visas šias sritis. Todėl mums teko surasti vieną dar pakankamai neištyrinėtą meno šaką. Tai yra kovos menai. Šiandieną susitiksime su karate sensėjumi, 3 danų meistrų, Klaipėdos karate da Vinčiu, Luku Kubiliumi, kuris mums papasakos ne tik apie pačią sporto įmantrybės, bet ir apie meniškumą kovos sportuose. Eime su manimi. Sveiki, gerbiamas sensėjau Lukai. Nors aš nežinau, ar jūs tai būtų galima vadinti. Kaip jūs norėtumėte būti žinomas? Kas jūs esate? Papasakokite. Aš esu karate kovos menų treneris, būtent karate Kikušin mokyklos Šodan vadovas, pats esu treneris, daugiau negu, dabar galvoju, 25 metai treniruoju ir pats esu ir sportininkas, ir treneris, tai tiesiog treneris. Karate visgi yra kovos menas, tiesa? Taip. Kalbant apie būtent meninę to karates šio sporto dalį, kaip ji pasireiškia, kur karate arba bet kokiame kovos mene, kur yra kūryba? Kūryba ir menas, gal aš sakyčiau, pasireiškia tradicijose ir, tarkim, kuom karate skiriasi nuo kitų sporto šakų, tom, kad čia mes turim tam tikras tradicijas, tam tikrus ritualus, tarkim, susikaupimą prieš treniruotę, susikaupimą po treniruotės ir visokie ten nusilenkimas, pagarbos atidavimas, tokie dalykai, gal juos priskirčiau, kaip sakai, Ervinai, prie meninių dalykų. Tai per tradiciją iš esmės. Jo, per tradiciją. Taip, aišku. Ar galima būtų meilę išreikšti per kovos menus, kaip tai galima padaryti per, pavyzdžiui, dailę, per muziką, per teatrą? Ar meilę galime parodyti? Per kovos menus. Per kovos menus. Ne? Aš manau, tikrai kažkokiu tai požiūriu galima, nes jeigu tu būtent praktikuoji kovos meną, atsiduodamas 100%, nuoširdžiai tai darydamas, nuosekliai, sąžiningai, tai gali būti taip tam tikra meilės forma. Jeigu tu, kad myli tai, ką darai. Bet ta prasme, tai labiau ne asmeninis dalykas, labiau tavo hobby. Jo, požiūrio. Supratau. O muša reiškia myli, žinot tą patarlę? Muša reiškia myli. Tiesa ar melas? Iš jūsų patirties? Gal iš mano patirties, iš tikrųjų patirties tokios neturiu, kad jeigu muša reiškia myli, tai sunku atsakyti iš tikrųjų. Pas mumis kovos mene tai nėra būtent, kad tai yra muštynės. Tai yra labiau veiksmų atidirbinėjimas, mokinimasis apsiginti ir praktikuojam tą kovos meną tam, kad kaip tik nereikėtų muštis, kad galėtumėm jaustis drąsūs, saugus ir mokėtumėm išvengti tų konfliktų. Kalbant apie meilę, ar karate kovos menas vilioja moteris ir ar vaikinai gali tikėtis, pavyzdžiui, jūsų klubą atėję susirasti savo antrąją pusę? Pavyzdžiui, man kaip vienišam vaikinui svarbu žinoti. Aktuali tema, taip, suprantu. Manau, pas mumis karate mokykloje sportuoja, sakyčiau, 1/3 merginų. Tai tarkim, jeigu sportuoja 10 vaikinų, tai sportuoja gal 4-3 merginos. Toks santykis yra plius minus. O man asmeniškai karatistas yra pačios gražiausios merginos. Taip kad vyrai, jeigu norit susirasti gražią merginą, tai ateikit pasportuoti. tikrai, kaip sakant, galimybė tikrai yra. Taip, merginos pačios gražiausios. Ir aš pats susiradau taip žmoną, mano žmona yra pati karatistė, tai mes susipažinom kaip tik stovykloje, tai iki šiol turim šeimą, 3 vaikus. Geras. Taip, kad realus pavyzdys, kaip galim susirasti žmoną. Verta ateiti į karate. Verta, taip. O tarkime, aš ateinu į karate klubą ir aš susirandu savo širdies damą, savo mylimąją ir einu su ją gatvėje ir tarkime kažkas prie manęs prilenda. Ar aš žinodamas visas karate, ta prasme meną, ar aš galėsiu save ir ją apginti?
kovos, gatvės kovose? Aš manau, kad gatvės kovos yra toks dalykas, kai reikėtų, tarkim, vengti. Ne, tai tarkim, nes yra sportinė dalis, ne, ir yra gatvės dalis, kur, tarkim, gali išsitraukti peilį, išsitraukti ten kažkokį tai ginklą, gali iš nugaros užpulti, tai tokie yra dalykai gan rimti, savygynos pritaikymo prasme, ne, nuo nepatyrusio, ten kokio užpuoliko tikrai apsiginsit be problemų, bet jeigu tai yra kažkoks tikslingas užpuolimas, tai yra labai sudėtinga, tai dėl to aš rekomenduoju, tarkim, jeigu mato tokią situaciją, kad, nu, kaip pavyzdys, jūs einat su panele, ne, kažkur tai, ir priešais ateina 3-4 vaikinai, ar 2-3, matote, elgėsi neadekvačiai, tenais ar išgėrė, ar šiaip šūkuoja, rėkoja, reiškia, jau kažkoks tai šansas yra, kad yra kažkokia grėsmė, konflikto galimybė, teisingai. Tai mano rekomendacija būtų tiesiog perėti į kitą gatvės pusę. Pirmas dalykas. Vengti. Nu, tiesiog pasąmoningai matot, yra čionais, reiškia, jeigu jūs perinate į kitą gatvės pusę ir matot, kad eina paskui jūs į kitą gatvės pusę, jau reiškia, kaip sakant, konfliktas tikrai bus, nes jie žino, ko nori, jau nori prie jūsų prisikabinti, tokiu atveju irgi apsižiūrite aplinkui, gal yra kažkokia tai parduotuvė, gal kažkokie tai žmonės eina, prieinate, kad rastumėt kompaniją, nes, kaip minėjau, gatvė yra labai pavojinga, jau geriau išvengti, negu rizikuoti savo sveikatą. Aišku, jeigu atsitinka taip, kad nėra kur dingti, tai jau tada naudojate viskas, kas po ranka, tenais yra raktai, ir plyta, ir butelis kažkoks, tai jau turite, kaip sakant, bandyti. Ja, bet jeigu neturime, tarkime, kur bėgti, karate tikrai padės. Nu, nėra žodžių, niekas negali jokio sporto šaka užtikrinti, kad tikrai padės, žinot. Čia bet koks, ar boksas, kickboksas, ten imtynės, ne, tikrai joks treneris neduos atsakymų, kad tikrai padės, žinai. Čia jau pagal situaciją. Grįžtant prie būtent jūsų vedamų užsiėmimų, čia kokia yra būtent jūsų darbo etika, ko galima tikėtis čia atėjus naujokai? Karate mes turim tokį posakį, kad karate prasideda ir pasibaigia pagarba. Tai toks yra kertinis dalykas, esminis dalykas karate, tai yra pagarba, tai pagarba atėjančiam mokiniui, ne? Pagarbos tikimas ir į trenerio pusę, pagarba sportuojantiems aplinkui, kur kartu su jumis sportuoja, pagarba saliai ir čia yra tokie pagrindiniai dalykai. Manau, jeigu vienas kitam jaučiame pagarbą ir darbas gerai einas, ir procesas mokymosi gerai einas, ir būna smagu ir manau viskas gerai, tada būna liuks, geras vaibas, taip pat viskas super būna. Taip, o čia sunkus darbas būna? Jo, karate nėra taip, kad tenais yra lengvos treniruotės, realiai per sunkų darbą yra rezultatas pasiekimas, tikrai išliejame daug prakaito, treniruotės, tarkim, aukštesnio meistriškumo jau vyksta 5 kartus per savaitę, tai toks faktiškai kiekvieną dieną naujokai sportuoja 3 kartus per savaitę, tai yra ką veikti. Supratau. Kokia būtų didžiausia trauma, gal kokią esate matęs varžybų metu arba šiaip treniruočių? Treniruotėse metu, kur esu matęs, ne, nu būna ten, iš tikrųjų, tų pačiam nėra, nesu patyręs kažkokių rimtesnių traumų, o teko matyti, kai ten čiurna išsisuka, tenais raumenį pasiplėšia, bet retai labai, bet būna kartais, jo. O kokia yra žiauriausia arba intensyviausia užduotis, kurią duodate savo mokiniams, gal, pavyzdžiui, nubausti, kai reikia? Nubausti nereikia. Ne, tokia intensyviausia užduotis būna gal tai ir tokias psichologinės užduotis, kai turi šiek tiek perlipti per ištvermės kartelę, per skausmo kartelę, ne, tai ten turi nepasiduoti, ne, tai tokios gal sunkiausios jo ištvermė ir per tokio biškutis grūdinimas, skausmas, ne, ir taip toliau. Aš manau, bet kuriame kovos mene tas pats yra. Tai yra šiek tiek to, jo, faktas. Supratau. Gal galėtumėte papasakoti apie savo lengviausią kovą? Būtent jūsų, arba kuri greičiausiai užsibaigė? Lengviausia, neatsimenu, iš tikrųjų buvo ten tokių kovų, kur baigėsi ten per 3-4 sekundės yra buvę, kad išeini, atlieki techniškai gerą veiksmą ir iš karto nugali varžovą. Tai yra buvę tokių kovų, kur iš karto išeini, pavyksta laimėti. Tai galima iš karto iš esmės, jeigu pakankamai gerai moki. Taip, jo, išeina. O gal galėtumėte papasakoti apie savo sunkiausią kovą? Sunkiausia gal kova, sakyčiau, buvo pas mane pasaulio čempionate Japonijoje, kai tai buvo 7. kova.
per 2 dienas 7 kova ir buvau pusfinalį pralaimėjęs ir buvo kova dėl 3 vietos. Tai irgi pusfinalį pralaimėjau prieš Japoną ir reikėjo vėl kovoti dėl 3 vietos su Japonu, bet jėgų jau visiškai nebuvo, absoliučiai, rankos kojas drebėjo, visas buvo išbalęs, ir reikėjo eiti kovoti, tai sakau, dėka savo mokytojui, kuris, kaip sakant, rado to įkvėpimo žodį, sugebėjo užlipti ant tatamio ir laimėti tą kovą. Tai toks geras prisiminimas, ne? Bet jau mintise jau buvo viskas. Tai toks palaikymas labai svarbus yra. Tačiau dėja, šiandien ši patirtis pasikeis, nes aš, Ervinas Naujokas, aš noriu jūs pakviesti į dvikovą ir išsiaiškinti, kas yra tikrasis karate Da Vinčis. Meistras Da Vinčis, ne? Taip. Tai kas esi. Nei, kelias, kuriuo eini. Sam, pergalė ranka pasiekiama. Či, kas mes, kas? Viskas gerai. Stokis, viskas gerai. Ervinai, viskas gerai. Jauti meną savyje dabar, ne? Jaučiu meną savyje. Deja, bet šiandienos laidos laikas jau užseko. Pasimatysime kitoje laidoje, kur kalbėsime apie daugiau meno ir stipriau pajusime meno vertę. Na, iki kito susitikimo. Aš einu kultūrintis. Ačiū užimta, čia vala. Nieko. Nieko. Очень хорошо.